Bičiuliai, labai dažnai per edukacijas manęs klausiate, kaip vis tik teisingai rinktis kvepalus. Kvepalus parduotuvėje teisingiausia rinktis turint viziją ir žinant kvepalų koncentracijų klasifikaciją. Jos yra 4. Brangieji, taigi pirmas dalykas, ką turite žinoti, kad parfumerinis gaminys būna eau de cologne, odekolono koncentracijos. Tai yra švarus, puikus parfumerinis spiritas, kuris papildomas daugmaž 5% kvapiųjų dalių. Antras dalykas, kurį turite žinoti, tai yra, kad egzistuoja toksai parfumerinis produktas eau de toilette, tualetinis vanduo. Ir tai tikrai ne apie tualetą, tai yra apie tualetą. Tai yra mūsų apranga. Tualetinis vanduo yra sugalvotas tekstiliai kvepinti. Tai yra toks parfumerinis produktas, kurio sudėtyje yra parfumerinio spirito, tam tikra dalis distiliuoto vandens ir iki 10% kvapiųjų dalių. Trečias dalykas, kurį turėtumėte žinoti apie parfumerijos produktų koncentracijas. Tai mūsų rinkoje labiausiai mėgstama koncentracija eau de parfum, parfumuotas vanduo. Tai yra vėlgi puikios kokybės profesionalus parfumerinis spiritas, kuriame yra apie 20–25% kvapiųjų dalių. Tai yra šiek tiek mažesnė koncentracija negu Pure Parfum, tikri kvepalai, bet puiki koncentracija, kuri gražiai skleidžiasi ant jūsų odos. Tai yra šiek tiek pigesnis produktas nei kvepalai, bet jau neša kvepalų dvasią. Todėl jūs jį labai mėgstat. 4. Ketvirtas punktas, kurį mes su jumis turėtumėm žinoti apie parfumeriją. Pure Parfum, tikri kvepalai, kvepalų ekstraktas. Tai yra Lietuvos rinkoje taip pat dievinama koncentracija. Mes su jumis pageidaujame, kad kvepalai išliktų ilgai ir neštų ilgus šleifus. Kas tiesą pasakius, žiūrint iš parfumerinės etikos ir etiketo pusės, ne visada yra gerai. Bet žinokite, kad jūsų Pure Parfum turi tam tikrą kiekį profesionalaus parfumerinio spirito, kuriame ištirpinta 30 ir daugiau procentų kvapiųjų dalių. Tai yra tikri kvepalai. Mieli bičiuliai, nuoširdžiai tikiu, kad parfumeriją norite rinktis sąmoningai ir atsakingai. Savo pinigus į parfumerinius produktus investuoti racionaliai. Taigi kviečiu į savo vedamas parfumerijos kultūros ir kvepalų etiketo, taip pat parfumerijos produktų gilaus pažinimo paskaitas, kur jūs išgirsite dalykų, kurių nerodo Google paieška. Mano kontaktus matysite video pabaigoje. Bendraukim!